Per Stasines minimas Cibulinis, mat nuo seno manyta, kad šią dieną reikia sodinti svogūnus. Išties po Stasinių prasideda daržų sezonas. Nusprendė, kad Stasiukas niekuo neprastesnis už Kaziuką, Regina ir Stasys iš Lyninkos malūną sukvietė daugybę krašto amatininkų, kad ir Zarasų krašte gimtų graži tradicija švęsti Stasiuko mugę. Idėja tai kilo nuo to, kad mes gyvename Vilniuje ir prie pat Timo turgaus. Ir mūsų visas gyvenimas 30 metų buvo tam šurmuly tokiam. Visada mes turėjome tokį Kaziuko mugetą. O kada atvažiavome čia gyventi, mums labai jos pritrūko ir mes labai pasiilgome. Sėdėjom, kalbėjomės, Kaziuko. Aš sakoma, kodėl ne Stasiuko gali būti. Tai ir sakom, Stasiuko tegu bus mugė. Taip ir galvojam, kaip čia padaryti, kad galbūt nekopijuoti tos Kaziuko mugės, nes dar šalta labai ir tie dar daržai ir tie žmonės nelabai nori išvažiuoti. Ir tiesiog bandėm ieškoti to oro. Ir va, taip atsitiko, kad tas oras likt ir labai geras, va, būtent per Stasinės. Ir tie sutapimai turbūt toks, va, malūnininkas Stasys ir visada oras geras. Regina su Stasiu sako, kad sukviesti krašto amatininkus pristatyti savo darbų nebuvo lengva. Pasak Stasio, daugelis įpratę kurti, keistis, dalintis ir dovanoti, bet neparduoti. Jie paprasčiausiai padaro ir sako, aš geriau tą gaminį atiduosiu, padovanosiu kažkam, bet aš jų nepardavinėsiu, skaitasi. Bet, kaip sakant, jie tokiu būdu gaunasi, kad vienas tą padovanoja, kitas tą, ir jie tokiu būdu keičiasi ir gaunasi va tą mainų. Programa vykdoma išeina. O kokių amatininkų susikvietėte šitą mugę ir šiame krašte? Kokie amatai klesti? Šiame krašte, kaip ir mes šiandien pastebėjom, kad daugiausiai kas liečia vilnas. Matėm ir kaldrūsių, tų vilnonių ir labai daug jau pagal naują tą technologiją vėlimas tų vilnų. Ir aišku, turim labai tų gražių medžių, liepų ir drožiniai. Nes pavyzdžiui, žemdirbystė čia šituose kraštuose labai prastai, nes yra kalvotos vietos ir jie labai sunku dirbti. Labiausiai tinkamos avims auginti, matyt, nuo to ir yra prigyję, kad visi turi vilnų, velę ir daro visokias netingi. Atgaivinti senuosius amatus, prikelti senąją malūną ant Nikajos upės kranto, vaišinti iškeptą gardžią duoną ir puoselėti tradicijas. Tokią savo misiją šiame krašte mato Regina su Stasiu. Beje, Stasys tvirtina, kad išsikėlus gyventi čia iš miesto dingo ir visos ligos ir visi nerimai. Kad atsiranda bendruomenių, kurios prisimena tos senosius papročius, jos gaivina, sukviečia daug svečių pasidžiaugti kartu, kad mes turime ir meistrų puikių, kad mes turime dar kaimo įdomių tradicijų, įdomių ir žaismingų tradicijų. Tai jau nuostabu. O Stasinių šventė, pasak etnologo, nuo seno turėjusi didelę reikšmę ūkio darbams. Kaime dar visi žino, kad Stasinės labai svarbi pavasario šventė. Sako Stanislovas Cibulinis, o daržų sodinimo metas, taip. Bet kartu ir yra toks lūžio momentas gamtoj, kada gamta apsipila žiedais, kada tikrai labai daug kas pasikeičia aplinkui mus. Na ir žmogaus turbūt dūšia džiūgauja šitais pasikeitimais. Ir dirbant darbus nuo seno labai klausyta gamtos. Kaip sodinti svogūnus, kad derlius būtų geras, šiame krašte dar daugelis yra išsaugoję paslaptis. Reikėtų dar pasižiūrėti mėnulio fazę, jeigu tinkamas mėnulis, tai rezultatai bus patys geriausi. Mėnulis kartu su saulė neturi būti dangui. Čia jau būdavo griežtai to žiūrima. O tada visi svogūnai išvirsta į žieduolius. Eisiu sodinti grįžus po šito festivalio 9 val. Vakare. Ir mano derlius bus garantuotas, o tai reiškia, kad bus saulei nusileidus ir mėnuliui nepatekėjus. Delčia. Turi būti delčia. Taip, viskas, kas po žeme, yra delčioje. Viskas yra delčia. Jo, bulvės, svogūnai. Jeigu norime labai daug svogūnų laiškų, reikia, kad jie būtų tada jau sodinti per jaunatį, kai lapai dygsta, lapinės daržovės, visos, kurios salotos. O jeigu norim gerų bulvių, ridikėlių, svogūnų, reikia viską delčioje. Ir jūs visada taip ir daro? Šiaip mano močiutė ją vadindavo kaime Mičiūrinu, tai jin labai žiūrėdavo į tuos dalykus ir tikrai aš nuo to šiek tiek irgi, mano mama dabar labai smarkiai šitų dalykų prisilaiko tradicijų, na ir aš stengiuosi kiek įmanydama prisidėti prie to. Tai ar tiesa, kad svogūnus reikia sodinti basai? Taip.
Taip, nu tai juk viskas turi būti harmoninga. Aš turiu susilieti su žeme. Aš irgi turiu prisiliesti prie žemės, ne tik rankos, bet ir kojas mano turi liesti žemę. Ait pelenų paieškot, kur gauti, ait pečius prakalėsi. Man reikia, sakė, nugarą pakasyti, tai va. Kada kelias visiems, sakė, kad reikia kelias kad moteris neklauso. Šiame krašte dar žino, kad geras ūkininkas visad žiūrėdavo, kad sodintų dar ir krūtininga moteris, tuomet svogūnai būsė dideli, o prieš sodinant reikia pamirkyti ar karštų vandeniu apiplikyti. Chemikalą jokia, trėšų tenai vienu žodžiu lauką karvytę, kur ką nors padaro, kibiriukant parugenį. Ant vandeniuką kokios 3 litrus įpilį, kibirant tą jau gerumą, skanumą, palaistai. Nereikia, nei tos elektros reikia, niekir labai gerai. Aš ir pomidorus šitaip darau. Kada jau surodys? Fotkink apie čia visas pagrindas šitą. Ką čia reiškia, kodėl taip Labai gerai auga. labai gerai tada auga? Čia po 20 galvų Čia kai kūrinis kelią reikia. Ai, nuo kurmių. O svogūnai gerai dera, jeigu, sakant, sodinama kaip priklauso, tada dera skaitosi. Jūs man dabar papasakokit, kaip reikia pasodinti, kaip priklauso, kad tas derlius būtų geras. Sako, yra taip, sako, saulė dar netekėjus, vyras turi nuogas išbėgti ir pasodinti, sako, labai geros kasos auga. Galime vadinti tai prietarais, galime tikėti, galime ir ne. Tačiau etnologas Libertas Klimka tik dar kartą mums patvirtina, kad šiuo laiku, kai prasidėdavęs daržų sezonas, ypač svarbu būdavo klausytis gamtos. Tai, kad nelaiku sodinam arba sėjam, kompensuojame trąšomis, mineralinėmis trąšomis. Na ir agrotechnika geresnė, kad galima geriau dirvą įdirbti, ją paskui kompensuoti jos nuostolius. Bet senoviai tai buvo labai sunku. Įsivaizduokit, su mediniu arklu išart dirvą ir išmaitinti minimum 12 žmonių šeimą. Visų šių etno žinių verta pasisemti bent jau ekologinius ūkius turintiems, sako Libertas Klimka. Laiku sodinantiems nebereikėtų net ir trąšų imtis. Nors pasak etnologo, vasarą visiems, ypač miesto gyventojams, reikėtų rasti galimybę pagyventi gamtos ritmu. Su saulė keltis, su saulė gultis ir atsižvelgti mėnulio fazes visus darbus, pradedant arba užbaigiant. Mėnulio fazės, ką reiškia? Kad reiškia, kad jo ir saulės trauka kai kada sumuojasi, kai kada minusuojasi. Ir tai sukelia potvinio bangas. Potvinio bangas jaučia okeanai, jaučia jūros, jaučia kiekvienas gyvas augaliukas, jaučia ir žmogus. Visos biologinės sistemos jaučia. Atviri kapiliarai būna, kada mėnulis augantis atsiveria. Ir todėl kaime nieks pirties nekurdavo, kai jaunas mėnulis. Todėl, kad nuo vantos ant nugaros liks rožai. Gydytojai yra pastebėję, kad sapnai sapnuojasi žmogui pilnaty labai ryškus, labai tokie sunkus kartais, įspūdingi. Ir netgi kai kurie susirgimai atliepia tas gamtos ritmų ar pakilimus, ar nuosmukius. O kad dar ir svogūnas nuo kelių 10 ligų, mums vardijo ne vienas į šventę atvykęs. Ir nuo slogo, ir nuo gripo. Reikia anksčiau pripjaustą lėkštutę, jau kai grypai serga, ir namuos, kad ten stovėtų ant stalo, kad visur būtų kvapas svogūną. Jisai bakterijos nedaleidžia jokios. Ir galima sutrinti tas svogūnas ir nosyti įlasinti. O tada pačiaudės, įsičiaudės gerai ir bus sveika labai. Jokių kitų padažų šiandien neduodam, išskyrus su svogūnu. Receptas labai paprastas. Kaimiški lašinukai. Turi būti labai smulkiai supjaustyti, būtinai reikia pipiriuko, svogūno, būtinai reikia ir aišku labai gerai grybų. Tai vat, jeigu turime dar iš kito geras derlius buvo rudenį sušaldytų grybų, jeigu šiemečių, galima šiemečių grybų jau buvo, druskininkos galėjom nusipirkti, tai būtinai reikia ir grietinėlės šviežios. Nebe pirmą tūkstantmetį svogūnai laikomi veiksminga liaudies medicinos priemonė nuo begalės negalavimų. Svogūnus gerbė ir mylėjo visur, kur klestėjo liaudies medicina – Kinijoje, Indijoje, artimuosiuose rytuose.
Iš čia jie ir paplito po visą pasaulį. Galvojama, kad totoriai apsigyvenę prieš 600 metų Lietuvoje Vytauto pakviesti ir dalis jų iš Vytauto žygių čia atsikėlė, svogūnus atsivežė. Beje, totoriai ir karaimai labai geri daržininkai yra. Ir jų tikrai tradicijos šiuo atžvilgiu labai įdomios. O svogūnai labai tinka prie visų totoriškų patiekalų iš avienos gaminamų. Ir tada lietuviai suprato, kad čia nuostabi kultūra, kad tai yra universalus prieskonis. Prieskonis, kuris dar ir gydo inkstų, šlapimo pūslės ligas, mažina kraujospūdį ir ne tik stiprina imuninę sistemą, bet ir gerina nuotaiką, kaip ir šis Stasiuko mugė su Cibulinio švente.